Dabar atlaisvinsime šitą virvę, kurią anksčiau susikabiname. Paliksime ją neįtemptą ir pademonstruosime vieną variantą, kaip mums susirišti kilpą būtent vidury virvės, kai neturime šokio virvės galo. Kartais galbūt prireikia kažką pakabinti, kažką įtvirtinti vidury virvės ir kaip ir dabar abu galai yra pririšti ir jie yra nelaisvi. Tai jeigu būtent norime tą padaryti, tai mums reikia suimti tokią kilpą, ją apsukti vieną kartą, paskui dar kartą apsukti. Ir tada būtent tą susuktą kilpą dedame per viršų ir ištraukiame per pirmąją kilpą. Ir turime tokią neišsileidžiančią kilpą būtent vidury šniūro. Dabar dar kartelį lėtai pakartosiu, kaip būtent rišti tą mazgą vidury virvės, kai abu galai yra nelaisvi. Tiesiog suimame kilpą ir ją apsukame. Taip, kad čia susikryžiuotų. Vienas galas eina į vieną pusę, kitas galas eina į kitą pusę. Tada, ta pačia kryptimi, dar kartą apsukame šią kilpą ir apsuktą kilpą keliame per viršų, per visą tą virvę mūsų pagrindinę ir per pirmąją tą kilpą, per pirmą tarpą ją ištraukiame. Ir tada užveržiame. Štai gavome kilpą vidury virvės.